Valdemarai, malonu. Malonu. Jau esam ne vieną kartą kalbėjęsi, bet pirmą kartą turbūt pačioj studijai. Nu, tai taip, susitelkimo tėveliam, bet ne čia. Tai kągi, kadangi turim daugiau laiko ir kad nebūtume apkaltinti jūs savo ruožto kaip visuomeninis veikėjas, kaip politikas tingumu ir aš likai taip pat kaip žurnalistas, kaip sakai, žiniasklaidininkas tingumu, reikia būtinai pasikalbėti apie nekilnojamo turto mokestį. O, tai šaunus mokestis visiems labai reikalingas, tik ne man. Taip. Buvot užkluptas čia porą dienų atgal renginyje, bendraujant su žmonėmis, galbūt su būsimais jūsų rinkėjais, arba nors jau jūsų asociacijos. Kokia asociacija įkūrėt? Alternatyva Lietuvai. Alternatyva Lietuvai. Pagal vokiečių, reiškia, alternatyva Vokietijai, pagal švedų analogišką, pagal, sakysim, pagal visas Europoje besikūrenčias progresyvės jėgas, kurios savo valstybę stato į pirmą pusę. Tai yra, mes esam už Europos Sąjungą, bet už Tėvynių sąjungą. Tai yra, nes, nepykit, jau mes vieną kartą aš tą minėjau, gal tas ir nelabai madinga šiandien, mes jau gyvenam vienoj sąjungoje, kada, reiškia, viską valdo iš vieno centro, nurodo, reiškia, ką sodint, kukurūzus, ar ten ką daryt, ką gamint ir taip toliau. Tai dabar labai panašėja, kad Europos Sąjunga linksta į tą pusės, tik tai galbūt dėl kukurūzo nesako, bet už tą sako, kiek karvučių augint, reiškia, kokias pievas turėt, už tą patį, reiškia, kaip, reiškia, kas su kuo turi gyventi, miegot, auklėt ir taip toliau. Tai šitie dalykai nepatinka, aš manau, ne tik tai daugeliu Lietuvos žmonių, tame tarpe ir Europos žmonių, ir todėl mes matom vakarų, tas vadinamas, kaip tie bendrieji vakarai, jis toks nelabai teisingas pavadinimas, mano manimu, bet jeigu žiūrim Jungtinės Amerikos valstijas, ten Donaldas Trumpas labai aiškią politiką vedam ir matom, kaip su juo kariaujama. Mes matom, kas darosi Rumunijoje, kada ateina, reiškia, ačiū Dievui, Lenkijoje, reiškia, jeigu Vokietijoje, pažiūrėsim Italiją, tai ta prasme, laivą protą turinti žmonės mato, kad būtent nacionalinės jėgos yra progresyvios, tai yra ten, kur mes turėtumėm siekti. O tos globalistinės jos veda, mano manimu, ne ten, kur reikia. Todėl ir vadinasi alternatyva Lietuvai, tai nekartą teko aiškinti tiem, kas nesupranta. Tai gal nuo globalių sąsajų, reiškia, kas liečia Austriją, ten Vokietiją ir taip toliau, grįžkime čia atgal. Taip, tai ir pagrindas yra Lietuva. Į Lietuvą, reiškia, ir gal kokių naujų minčių teko išgirsti ryšium su nekilnojamo turto mokesčiu iš to būrelio žmonių, su kuriais jums teko pabendrauti tas kelias dienas atgal? Taip, aš labai aktyviai dalyvauju ir labai plačiai ir po Lietuvą važinėju ir buvau mitingė ir tikrai labai džiaugiausi, kad pasirodo, reiškia, esu gana pažįstama persona, nes labai daug žmonių ir kalbėjom ir klausinėjo. Žiūrėkit, grįžkim. Apskritai, čia ekonomistai turėtų pakalbėti apie bendrą tą mokesčių visą reformą, bet, kaip žinot, ir pramonininkai nepatenkinti, reiškia, ir gamybininkai, ir gaunasi, kad ta reforma, reiškia, bet aš neimsiu viso gabalo, tai tegul ekspertai kalba, bet kiek man teko kalbėti su žmonėm, kurie išmano tos dalykus, tai tikrai nestimuliuoja investicijų į Lietuvą ir tikrai nestimuliuoja mūsų verslų buvimo Lietuvoje. Kitaip sakant, ėjimas yra iš Lietuvos. Toks jausmas, kad daro šitą reformą žmonės, kuriem nelabai rūpi ir kuriem Lietuva tikrai ne pirmoji vietoj. Kas liečia nekilnojamą turtą, tai aš turiu labai kategorišką savo poziciją šitoj vietoj ir skirtingai nuo tų pačių mūsų lyderių, to pačio Skvernelio, Žemaitaičio ir socdemų galų gale, aš jos nekeičiu. Nekilnojamas turtas yra žmogaus konstitucinė nuosavybė. Tai yra, mes visi įsigijom, kas įsigijom tą turtą, mes jau sumokėjom visus mokesčius. Aš, pavyzdžiui, už savo namą dar kredito nesu išsimokėjęs, bet eina. Ir ta prasme, čia yra ne ta. Žmonės turi turėti mokesčius, mokėti mokesčius, bet tie mokesčiai turi būti logiški,
paaiškinami ir mes turim žinot, kur tie mokesčiai bus panaudoti. Dabar, kada grįžtam prie nekilnojamo turto, tai man niekas negali paaiškinti, kodėl aš turiu mokėti mokestį už tą, ką aš įsigijau. Už savo uždirbtus pinigus, sumokėjęs mokesčius arba paėmęs, kaip mano atveju, pavyzdžiui, kreditą, kuris dar neišmokėtas. Ir, sakysim, aš kol kas paaiškinimo logiško negirdėjau. Girdėjau tik tai ką. Gynybai trūksta, todėl apkilnosim, o galbūt gynybai trūksta orą apmokestinkim, vandenį jau apmokestinam, o gynybai trūksta gal lietų apmokestinkim ir taip toliau. Tai yra, mokesčiai turi turėti loginę prasme, žmonės turi suprast, jie turi stimuliuoti žmonės juos mokėti. Man teko dirbti versle ir aš žinau, kad didžioji dalis verslininkų nori mokėti mokesčius. Bet jeigu tu matai, kad tie mokesčiai yra tokie, kad tu tada jau nebeišsisuki, tada atsiranda visokių kelių. Taip, kad čia mano klausimas yra labai paprastas, man yra paprastas ir argumentai, kada sako, kad daugelį valstybių moka, tai užmiršta pasakyti B. Tai yra, pavyzdžiui, kiek aš žinau, jeigu neklystu, tai Vienos miestą visą nekilnojamą turtą kontroliuoja 3 kompanijos, o visi kiti žmonės nuomoja turtą. Kitose didžiuose miestuose, tai yra, kada yra rimtos nekilnojamo turto kompanijos, kurios valdo visą turtą, o visi kiti žmonės nuomoja. Ir kaip pavyzdys, beje, čia toks lyrinis nukrypimas, kada buvo mitingas pirmas, dar Katedros aikštėje. Tai prie manęs buvo prieėję grupė 3 vaikinai tokie, gal truputį virš 30, Olandai. Tai yra jie lietuviai, bet jie iš Olandijos. Ir mes išsikalbėjom, sakau, jum tai kodėl? Sakau, kaip kodėl? Todėl, kad mums labai rūpi. Mes gyvenam Olandijoje, mes ten dirbam, uždirbinėjom pinigus, bet mes vis tiek lietuviai ir mes norėsim grįžti į Lietuvą. Ir mes norim įsigyti nekilnojamą turtą čia. Tai dabar netgi jeigu žmogus išėjęs į pensiją vakarų pasaulį grįžta į Lietuvą, įsigyja nekilnojamą turtą ir atsiveža savo santaupas ir jas naudoja Lietuvoje, tai mums visiems yra gerai. Čia ne tik tai demografijos klausimai, bet finansai ir visa kita. Ir dabar, kada mes įvedam vėlgi tą nekilnojamą turto mokestį, tai jie negrįš. O kam jiem tada? Kur tas stimulas grįž? Taip, kad čia aš manau, kad yra nelabai kompromisų turintis klausimas. Ir man tik tai labai gaila, kad dėja mūsų valdžia, sakysim, nes aš dabar girdėjau, negarantuotas, kad liktai Paluckas vėl pasiūlė tas ir lubas kažkokias tai ir pirmam, nors jau buvo pasakyta. Pirmas nebus apmokestinamas, tai bent jau dalinė pergalė būtų pasiekta. Bet matytų mūsų valdžia tokia, todėl ir yra ta mūsų alternatyva Lietuvai, kad valdžia, kuri turi atstovauti Lietuvos žmonės ir valdžia neturi meluoti Lietuvos žmonėm. Pradėkime nuo to, negalima meluoti. Tada visus klausimus galima spręsti. Aš nežinau, ar gerai paaiškinau, bet man tai čia viskas... Šiaip tai aš manau, kad pagrindinis leitmotyvas, kuris nuskambėjo, pagrindinis sumanymas, dėl kurio, arba, sakysim, tas reiškinys, dėl kurio buvo, sakysim, įvedamas, arba nors jau ketinama įvesti nekilnojamo turto mokestį, tai yra būtent lėšos, kurios turėtų būti skirtos krašto gynybai. Ir, sakysim, man nors jau bendraujant su kaip sakyt, ir vienos sueigos dalyvis, ir kitos sueigos dalyvis, ir balandžio 27, ir birželio 10, nuskambėjo, ne vienas iki nuskambėjo toks sumanymas. O kodėlgi neįvedo, jeigu jau valstybei reikia, jeigu jinai suklydo, jeigu jau valstybei reikia, aš sakau, jeigu, su sąlyga, jeigu jau valstybei reikia, jeigu jau tos grėsmės tokios tikrai yra svarbios ir taip toliau, tai pasielkim galbūt, taip kaip jūs sakote, išmintingai, logiškai. Pasiskolinkim pas savo gyventojus, išleiskim obligacijas. Tai jos yra, jeigu aš neklystu. Taip, ir po to... Bet gal neperka? Ne, kodėl yra virš 5 milijonų, jeigu neklystų, išplatinta šitų obligacijų. Reiškias, ir jos krašto apsaugos tinklapį yra skelbiama, kad tos obligacijos yra, ir ten, man atrodo, 2 nuošimčių metinės palūkanos. Atsiprašau, galima klausimą, aš pakeliu, aš labai žiūrėjau, o infliacija kokia metinė yra? O metinė infliacija yra 4,5 nuošimčio šiai dienai. Tada nekeista, kad neperka.
Ne, nu tai, kai sakyt, vis dėlto aš manau, tai geriau negu į auksinius šaukštus, ta prasme, įdėti savo pinigus, savo indėlį, savo lėšas sutaupytas, kurias tu gali paskolinti valstybei, jau geriau prarast nuo jų 2,5 nuošimčio, negu kad prarasti, sakysim, tokiam baraktarui, kuris tenai kaži kiek turėjo kainuoti ir kaži kiek kainavo, kad ten esminis skirtumas susidarė. Ir taip toliau. Bet peržiūrėjus, sakysim, kitas sritis, kam būtų taikomos tos obligacijos, ta prasme, gautos lėšos iš obligacijų, reiškias iš paskolos lakštų lietuviškai kalbant. Tai tos lėšos pagrindė turi būti skirtos tame tarpe ir vokiečių 41-osios šarvuotosios divizijos įkurdinimui Lietuvoje. Nu, taip. Taip. Ir dabar vėlgi, truputį pasikuitus po internetą ir taip toliau pasirodo, kad tos vokiečių 41 divizijos kol kas kaip ir nėra gamtoje, kad jinai tik tai yra kurdinama. Ir iš karto kyla toksai įtarimas, abejonės, ar ta vokiečių 41 divizija, jinai, kai sakyt, nebus įkurdinta už mūsų pačių lėšas. Ir kitas klausimas, ta prasme, ar negeriau ta vokiečių 41, vietoj vokiečių 41 divizijos, vis dėlto sukurti Lietuvos atitinkamą diviziją. Žiūrėkit, aš esu ne kartą, aš dabar kaip draugų, jeigu galima, ne kaip žurnalistui. Prašom, jeigu ką sakykit, aš leidau. Gerai. Žiūrėkim, tai, kad jos yra, nėra, tai čia yra tikrai ne esminis ir tikrai ne mūsų klausimas, nes yra susitarimas su Vokietija apie tai, kad ta brigada bus ir jinai bus dislokuota Lietuvoje. Tos brigados padaliniai tam tikri jau yra Lietuvoje ir atitinkamai, kada ateis laikas tą brigadą vokiečiai suformuos, aš tikiuosi, kad laiku, tai jinai ir bus tada normaliai įregistruota, kad tokia tai brigada ir jinai bus dislokuota. Tos brigados dislokavimas Lietuvoje, aš galvoju, vokiečiam yra svarbesnis negu mums. Nes jeigu pažiūrėsim truputį istoriją, tai po sunkių pasiekmių antro pasaulinio karo, reiškia, tai yra pirmas bus atvejis, kada vokiečiai dislokuoja pastoviai savo dalinį apskritai už Vokietijos ribų. Aš neturiu omeny dalyvavimo misijose, nes misija tai atvažiavai, padarai, grįžai ir taip toliau. Dabar, kada kalbam apie lėšas jos įkurdinimui, tai matomai, šitoj vietoje aš irgi nekartą esu kalbėjęs, tikrai mes neformuojam vokiečių brigados. Tai yra, kada mes kalbam apie personalą, apie jų ginkluotę, logistiką, kitaip sakant, tai, kas reikalinga, kad karinis vienetas būtų. Tai Lietuva čia tikrai aš tikiuosi, kad neįdės nei vieno cento, nes būtų tikrai labai juokinga. Tačiau, į kur mes dedam pinigus, ir čia aišku reikia dar pasižiūrėti tų pinigų tikslingumo panaudojimo ir aš taip sakyčiau, aš klausiau Norfos vadovo Dundulio aiškinimus, tai yra apie kokiom sumom jisai paėmė, paskaičiavo, aš pats neskaičiavau, bet pagal jį ten gaunasi vos ne 16 000 už kvadratinį metrą, tai tas kelia rimtų abejonių, tai yra būtent įkainiai, bet didžiausias klausimas yra vėlgi mūsų valstybės vadovybei. Ir čia, kaip aš sakiau, mes dėja labai dažnai bandom žmonės apgaut arba atrodyti protingesni negu esam. Leidžiu priminti, kad Lietuvos konstitucija neleidžia turėti Lietuvoje užsienio karinių bazių. Tačiau, jeigu aš neklystu, aš dabar tiesiog ekspromtu mes kalbam, tai nacionalinio saugumo pagrindų įstatymas, bent jau mano laikais, leido turėti iki 5000, reiškia, Lietuvoje dislokuotų NATO, tai yra kitų valstybių karių, bet ne rytų bloko. Tai yra, kitaip, NATO, Europos Sąjungos ir taip toliau. Tai yra viskas kaip ir tvarkoj. Dabar aš buvau NATO karinio komiteto narys 5 metus ir žinau labai gerai NATO principus. Ir teko lankytis ir Ramštaine, ir Oberammergau, ir Garmiše, ten, kur yra amerikiečių bazės. Lygiai taip pat mes, kaip NATO valstybė, siuntėm savo provincijos atstatymo grupę į Afganistaną. Tai yra valstybė, kuri steigė savo miestelį, bazę, ar dar ką, jinai neša pilną finansinę atsakomybę. Tai yra tas sharing of the risk and burdens. Tai yra mes pasidalinimuose rizikos faktorių, tai yra jeigu jinai čia nais, tai daleiskim mūsų bendras suvokimas rizikos ir naštos. Tai yra jeigu tu kuri bazę. Bet mes labai protingi. Ir mes sakom, vokiečių brigada tai ne bazė.
Ir iš principo krašto apsauga teisi, nes pati bazė, tai yra būtent, nes bazė tai yra karinis miestelis. Tai jisai lieka Lietuvos, tai yra Lietuvos nusavybei, kuriame bus dislokuoti vokiečių kariai. De facto tas pakeičia tik tai tiek, kad mes už tai mokam. Jeigu mes darytumėm tą dalyką logiškai, ir aš manau, kad Lietuvoje tikrai nedaug atsiras žmonių, kurie būtų pasisakytų prieš NATO pajėgų tokių ar tokių dislokavimą Lietuvoje ir darytumėm normaliai per Seimą, 96, jeigu aš neklystu, Seimo narių užtenka, bet pakeistumėm konstituciją ir pasakytumėm, kad Lietuvoje negali būti užsienio karinių bazių išskyrus karinės sąjungas, kuriom Lietuva priklauso, pavyzdžiui. Tada mes kitaip turėtumėm kalbėti su vokiečiais. Mes tada vokiečiam pasiūlytumėm įsteigti karinę bazę Lietuvoje, išskirtumėm žemę ir visą atsakomybę finansinę gultųsi ant vokiečių pagal NATO standartus, ant vokiečių pečių. Reiškia, bet mes nutarėm patys save apgaut, pasakėm, kad čia kaip ir bazė, bet kaip ir ne bazė. Tai tam, kad jinai būtų ne bazė, mes dabar dedam milijardus į infrastruktūrą, kurią mūsų kariuomenė nesinaudos, nes ją naudosis vokiečių brigada. Tai va tiek yra dėl tos brigados. Reiškia, kada mes prieš tai truputį palėtėm tos klausimus gynybos finansavimo, gynybos mokesčio, lakštų, ar ten vadinkim jos kaip norim. Tai aš leidžiu tau priminti, kad Hagoj greitai bus NATO viršūnių susitikimas. Ir kiek eina indikacijos, apie ką ten bus kalbama, tame tarpe bus apie gynybos finansavimą ir, jeigu aš neklystu, planuojamas sprendimas, bet aišku palauksim sprendimo, bet kiek dabar indikacijos eina, kad valstybės prisiims įsipareigojimus pasiekti 5%, tai Jungtinių Amerikos valstijų reikalavimus per 10 metų. Bet mes, kaip visada, pirmieji, kaip pionieriai, kaip anais laikais. Nesuspėjo Trumpo išrinkti, mes iš karto 6%, mes duosimės ir klausimas, iš kur paimsim ir taip toliau. Tai pirmas dalykas, mano manimu, mes ženkliai paskubėjom su tais procentais. Antras dalykas, NATO pajėgumų mūsų Lietuvos procentai išversti į finansinę išraišką nelabai stipriai pastiprins. Mūsų nacionalinių pajėgumų irgi nelabai pastiprins. Ir trečias, pagrindinis, ko gero, man šiek tiek neaišku, kuria kryptimi mes vystom tos pajėgumus. Nes kada aš dabar girdžiu kalbas apie tankus, pavyzdžiui, kada aš žiūriu, kaip vyksta kovos veiksmai Ukrainoje, ką naudoja Ukraina, ką naudoja Rusija, kokia taktika yra pasikeitus tiek gynybinė, tiek puolamoji ir taip toliau, man tai susidaro įspūdis, kad ko gero reikėtų turbūt žiūrėti į tą perspektyvą, kurią dabar beveik dauguma ekspertų sako, kad ateitis yra dronuose šiame etape. Tas man Terminatorių labai pradeda priminti, nes dirbtinis intelektas, dronai ir taip toliau, tai, bet čia jau daug dievė, kad nedaitumėm kito, bet kokiu atveju šiandien matom, yra oro dronai, yra žemės dronai, yra jūriniai dronai, yra, ir atitinkamai povandeniniai dronai. Povandeniniai, tai jūriniai turime, jie tiek ant viršaus, tiek povandeniniai, dabar ukrainiečiai neseniai paleido, aš žiūrėjau, per vieną iš kanalų, tą vadinamą, bepilotį katerį, kuris tame tarpe ir oro erdvė, ir prieš oro erdvę, ir turi zenitinės ir taip toliau. Tai yra dabar juda link mokslo ir link saugojimo žmogaus ir link dirbtinio intelekto. Tai ir mes turėtumėm apie tai pradėti galvoti, pirmas dalykas, o kada kalbam apie gynybą, tai matomai reikėtų galvoti apie antidroninę gynybą tame tarpe, nes nepykit su Patriotu, į droną nieks nešaudo. Tai yra, ką dabar daro ir ukrainiečiai, tai radioelektroninė kova, tai yra lazerinė ginkluotė, tai yra, ginklai, kurie būtent prieš dronus, aišku, savaime ir prieš raketinę irgi, nes irgi naudojam. Tai yra, man norėtųsi žinot, kur tie pinigai mūsų eis. Galų gale mūsų karių išlaikymas, nes nepykit, tu gali turėti kokius tu nori dronus, labai gerus generolus, tankus, patrankas, visą kitą. Kare pagrindinis yra eilinis karys.
Patikėkit, tą tikrai žinau iš savo patirties. Ir bus prie visų dronų, bus eilinis karys. Reiškia, karys turi būti motyvuotas, o dabar mes ten mėtomės ten visuotiniai šaukimais, pavyzdžiui, aš jau vienoj laidoj dėlioju, dabar turbūt laiko neturim, bet... Ne tiek visuotiniai šaukimais, mes jau dėliojamės tame tarpe ir sąrašais, tai prasme, kurie bus likviduojami ir šaudomi. Ne, tai ta prasme, kad mūsų valstybė ir, sakyčiau, man labai gaila, kad mūsų valstybės vadovybė šiandien, lygiai kaip ir praeita, nedaro nieko, kad užtikrint Lietuvos saugumą, tikrą saugumą. Nes kada mums aiškina, kad mes su savo divizija galėsim prieš pastatyti ją Rusijos pajėgumams, tai man, minkštai tariant, šypsenos visai nekelia, nes tokie dalykai netrodo juokingai. Ir kada mes žiūrim, kaip yra Ukrainai, kada mes kalbam apie NATO struktūras, tada mes turim matomai žmonėm ir pristatinėti, kaip kokie yra, kada atsirastus tie pajėgumai ir taip toliau. Nes jeigu mums sako, kad reikia atsilaikyti 30 dienų, leisčiau pasakyti, kad divizijos tam dalykų gali neužtekti. Tuo labiau, kad ta divizija dabar kūrė, sakysim, tą, ką aš matau, kas pateikiama, truputį ne visai tą, reiškia. Tai darosi klausimai panaudojimo. Ir galų gale, reiškia, tas, kas pas mus šiandien yra Lietuvoj, čia grįžtų prie tų dalykų, reiškia. Tai pirmas dalykas, vienas iš saugumo garantų, tai yra pragmatiniai, normalūs santykiai su kaimynais. Nesvarbu, jie geri ar jie blogi, bet turi būti pragmatiniai santykiai. Pas mus dėja painioja pragmatinius ekonominius santykius su lindimu kažkur tai. Nes, pavyzdžiui, dabar Jungtinės Amerikos valstijos su Rusija sprendžia labai daug labai svarbių dalykų. Ir Arktis klausimus, artimų rytų klausimus. Ir Ukraina, patikėkit, ten toli gražu ne pirmoji vietoj. Lygiai taip pat kaip mes šitose dalybose turbūt toli gražu. Mes, taip, aš buvau susitikęs su vienu iš Trumpo komandos gana įtakingų žmogum ir mes kalbėjom, reiškia, tai be abejo, nes jie mato Lietuvą, reiškia, jie domisi, bet jie puikiai žino, kaip kalbama pas mus yra apie tą patį Trumpą. Vienu žodžiu, jie valdo situaciją Lietuvoje pilnumoj. Bet pasakyti, kad dėl mūsų Amerika ten dabar ir tuoj pradės branduolinį karą su Rusija, aš taip neišdrįsčiau. Ir dėl Ukrainos irgi. Tai šitie klausimai yra labai svarbus. Todėl mes turėtumėm dėlioti savo tų pačių Jungtinių Amerikos valstijų pavyzdžių. Nes įsivaizduokite, jeigu Jungtinės Amerikos valstijos ir Rusija pradės bendrus trilijardinius verslus. Tai yra vieni investuoja kiti, vieni investuoja technologijas, kiti savo iškasenas, dirba tie žmonės ir kada jų tokių dviejų gigantų finansai susilies, arba bent iš dalies, kaip jums atrodo, ar tai padidins saugumą ir santykius tarp jų, ar ne? Mano įsitikinimu padidins. Todėl, kad kada yra bendri interesai ekonominiai, tada nelabai norisi taškytis, reiškia, visokiais tokiais žodžiais ir taip toliau. Kelti grėsmę. Jo, ir kelti grėsmę, nes tu ir savo keli grėsmę tame tarpe. Tai Lietuva turėtų, reiškia, žiūrėti, kaip, sakysim, kaip Amerika pasakė, America First, tai yra Amerika pirmoji vietoj. Ir, reiškia, mes ir mūsų asociacija labai aiškiai sakom, Lietuva pirmoji vietoj. Ne Briuselis, ne London Cities, ne ta pati Amerika, Lietuva, Vilnius, mūsų žmonės. Tai dabar, reiškia, mes matom tą eskalavimą, kuris vyksta šiandien. Žinau, kad tas pas mus nemadinga, bet aš aiškiai matau, kad eskalavimas yra jau ne tik iš mūsų vakarų pasaulio ir Rusijos spaudimas duot atsaką, pavyzdžiui, tas jų ta operacija Voratiklis vadinamas. Tai dar tokio nebuvo istorijoje, kad būtų... Taip, karinė prasme tai yra ideali, jinai tikrai įeis į vadovėlius, būtent karinė. Bet ar jūs suvokėt, kas atsitiko? Kodėl žado neteko tiek Amerika, tiek Britanija? Ar matėt kažkokius tai sankcijas prieš Rusiją, kada jie dabar po 500 dronų leidžia? Tyla. Kodėl? Todėl, kad Ukraina leido savo atakuoti Rusijos triadą.
Leido savo peržengti tam tikras ribos peržengto žiauriai. Ir dabar tikėtis, kad rusai neatsakys, tai buvo mažiausiai naivu. Aš jau nekalbu apie tos traukinius keleivinius, kurie nuo kelio nuėjo, bet aš dabar kalbu apie triadą. Tai žiūrėkit, tai reiškia, buvo tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Tarybų Sąjungos sutartis, kad tie strateginiai bombonešiai stovi atvirose aikštelėse, jų nieks ir neslėpė, ir tai buvo pasitikėjimo faktorius, kad iš palydovų tiek viena, tiek kita valstybė juos matytų, ar kaip jie stovi, ar jie tušti stovi, ar juos pradeda krauti, nes ten, tas stebėjimas pastovi. Tai yra būtent ne dėl to, kad jie stovi, o dėl to, kad matytų, kokiam stovi jie stovi, ir jie ruošiasi kam nors ar ne. Tai spėkit iš vieno karto, rusai dabar uždės angarus? Uždės. Ar tas labai nudžiugins Jungtinės Amerikos valstijas? Ne. Nes jie jau nebegalės kontroliuoti šitų dalykų. Ir dabar, reiškia, atsakas irgi yra, na, sakysim, eina, aš tikrai nepateisinu tų, reiškia, žūčių, kurios tik tai man šiek tiek keistai atrodo. Kada mes klausom Ukrainos televiziją ir sakot, kad buvo atakuoti civiliai objektai, 500 dronų, 20 raketų ir taip toliau, žuvo 4 žmonės. Nu tai aš dar kartą kviečiu visada įsigilinti tą, ką girdim. Tai yra, taip, rusai daro, mano manimu, jie daro baudžiamasias ir baiminamasias akcijas, jie šaudo į civilius objektus tame tarpe, bet nesiekia civilių aukų. Nes jeigu 500 dronų, 20 raketų būtų nukreipta į tas vietas, kur yra žmonės, tai būtų ne 4. Prisiminkim, kada atakavo tą vietą, kur paskui sakė, kad buvo Sumos, jeigu aš neklystu, tas buvo, reiškia, kada raketa pataikė, reiškia, tai ten kiek aukų buvo. Kada buvo taikyta į tą vietą, kur pasak rusų, reiškia, buvo su vakarų instruktoriais, reiškia, ten 10 žuvusių. Kultūrnamis. Jo, į tą kultūrnamį. O dabar, reiškia, klausau, reiškia, 500 dronų, nu, plus minus be kelių, 20 raketų, žuvo 4 žmonės, reiškia, atakuojama civiliniai objektai. Tai aš nebejoju, kad ir civiliniai objektai tame tarpe, bet matomai ne civiliai žmonės. Nes santykis turėtų būti visai kitas. Galbūt ten, kai sakyt, vienas dalykas pačios, kai sakyt, ūkiniai objektai. Taip, prasme, taikiniai, galbūt civiliniai, bet arba dvigubos paskirties objektai, tai ta prasme taikiniai, kuriuose galbūt gaminama kažkokios tai prekės, ar tai gaminiai, ar tai žaliavos išgaunamos, kurios... Nu, čia yra kaip, reiškia, rusai teikia vieną informaciją, Ukraina kitą, reiškia, bet paprastai rodo, negalima tikėti nei tais, reiškia, nes rusai teikia informaciją, kad atakuoja energetinius objektus, kad atakuoja gamyklas, atakuoja sandėlius ir pagal aukų skaičių labai panašu. Ukrainiečiai teigia kitaip, bet yra toks, aš tik tai šiandien žiūrėjau per televiziją pas gerbiamą Paleckį laidoj ir ten tame tarpe, reiškia, kalbėjo, jeigu aš neklystu, Eldoradas yra toks, reiškia, pas mus, reiškia, lietuvis gyvenantis Charkive, reiškia, kuris, reiškia, nu, jis ten gyvena ir kiekvieną dieną Facebook'e pateikia informaciją kaip. Tai vat, dėja mūsų oficialioji pozicija ir jo, kaip žmogaus gyvenančio ten, pozicija gana ženkliai skiriasi. Jis aiškiai pasakė, kad Ukrainoje dabar nenori žmonės eiti į frontą, kad dauguma slepiasi, kad rusų atakos įbaugina ir aš nenustepčiau, jeigu, pavyzdžiui, ta pati Rusija šaudytų tame tarpe ir vaikų darželį į mokyklą arba dar kažkur tai, ką teigia Ukrainai, naktį. Tai yra objektai sugriaunami, yra baimės jausmas žmonėm yra įpučiamas, o aukų kaip po tokių nėra. Nes tų aukų realiai nėra, reiškia, pagal tos skaičius, kurie yra. Tai bet kokiu atveju tie atsakai aš jokių būdų neteisinu jų, bet ar jums neatrodo, kad kažkaip tai vakarų pasaulis labai tyli, Jungtinės Amerikos tyli. Nes šokiruotas yra klausimas tame, kad triados lies buvo nevalia. Toks yra susitarimas. Ar tai nereiškia, kad vis dėlto, kai sakyt, tampa nevaldomi, tampa nesukalbami? Aš taip nemanau. Ta prasme, būtent atitinkamos tarnybos Ukrainoje, arba, sakysim, atitinkamos. Aš manau, kad taip, nes aš esu įsitikinęs, kad
Ukraina nebuvo pajėgi įvykdyti tokio masto diversinę operaciją, vien todėl, kad tam reikalinga kosminė žvalgyba, tam reikalingi, kitaip sakant, jie turėjo gauti pakankamai daug informacijos ir tame tarpe organizacinius klausimus reikėjo spręsti. Ir aš galvoju, kad čia be CŽV ir Mi-6 tai vargiai apie tai, ir mano nuomonė, galbūt ir taip ir buvo. Bet jeigu ta vadinama gelminė valstybė, taigi niekam nepaslaptis, kad Trumpas dabar tiek progresyvios jėgos Europoje yra spaudžiamas, mes matėm, kas įvyko Rumunijai per rinkimus, mes matėm, kas įvyko Moldovai per rinkimus, reiškia, ačiū Dievui Lenkai, reiškia, sugebėjo susitvarkyti ir mes matom tos procesus, mes matom, kada Vokietijai, alternatyva Vokietijai buvo apšaukta ten, palaukit, kaip jinai ten, ta partija, tokia ekstremistinė partija, pasilaikė 3 dienas, nes paskui teismas uždraudė tą vartoti, nes tai be pagrindo. Ir pas musgi dabar matosi, pas mus kaip madinga, reiškia, populistai, ten ekstremistai ir taip toliau. Nutariau aš, reiškia, nutars, kas lojalus, kas nelojalus, neaišku kam. Aš vieną kartą jau siūliau, galima mes su Aru nutarsim, kas lojalus, kas nelojalus, o jūs darykit. Ir dabar aš grįžtu. Pusvalandžio reikėtų? Jo, tai greitai labai. Bet suprantat, kas dabar darosi? Iš vienos pusės, ta gelminė valstybė spaudžiama yra Rusija, nes dabar jie turi visas teisės atsakyti taktinių, bent jau taktinių brandolinių ginklų. Ir ne tik į Ukrainą. Tačiau aš manau, kad jie to nedarys. Reiškia, bet tas yra spaudžiama. Dabar pažiūrėkit, kas darosi Jungtinėse Amerikos valstijose. Ką, mano manimu, kad tai yra būtent demokratų ir globalistų išsukti reikalai, reiškia, kurie yra toj pačioj Kalifornijai. Tik baisu yra kitas dalykas. Išsukti tokius dalykus galima, bet kartais jie ir labai dažnai išeina iš kontrolės. Ir kokios pasiekmes, taip, ir jeigu jos taps nevaldomas, dabar mes žinom Kalifornija, New Yorkas, ir tai, kad tai neorganizuota, aš leisčiau labai suabejot. Ir kad tai organizuoja ne Trumpo gerbėjai, tai tame tarpe irgi man viskas aišku. Ir man yra baisu, kada aš žiūriu į tas jėgas, kurios mano manimu eskaluoja tos dalykus. Ir Lietuvoje tame tarpe. Ar jūs nebijot? Pavyzdžiui, aš jau pasakiau, jeigu pas mane ateis, tai tik patikėkit, kiek ateis, tai tiek ten prie mano namo ir liks. Aš tikrai nelauksiu kaip avinas ir aš toks ne vienas. Ir dabar įsivaizduokit, kad atsiranda kurie ir kas, partijų pirmininkas. Vienos iš pagrindinės partijos pirmininkas viešai sako, kas sako, šaulių vadas. Tai jūs man paaiškinkit, kas įvyko su šauliais. Su ta organizacija, kuri Lietuvoje yra mūsų šaknyse, kuri visą laiką buvo pavyzdys tautiškumo, kuri pilietiškumas, tai jos tokia funkcija yra. Palaukit, šita savoka yra išsinešta būtent iš tarpukario laikų, to prasme apie Šaulių sąjungą. Bet toli gražu, kai sakyt, galbūt ir žmonės ėjo iš Šaulių sąjungos su tokiu lūkesčiu, kad jie bus priešui tarpe tų. Ir Šaulių sąjunga visada buvo po kariuomenės vadu. Tai yra Šaulių sąjunga priklauso krašto apsaugai, bet koviniai jos būriai buvo netgi ne po ministro, o po kariuomenės vadu. Jie įėjo į savanoriškos krašto, bent mano laikais tai buvo krašto saugos tarnybos sudėtį, kaip koviniai šauliai, nes jie didžiavosi to, kad jie šauliai, bet kaip kariai, jie buvo kariuomenės struktūrose. Ką pas mus padarė Šimonytė su Kasčiūnu? Šaulių sąjunga iš krašto apsaugos išveda ir įveda į vyriausybės pavaldumą. Tai yra jau nebe gynybinės struktūros dalis. Ir pradeda kalbėti apie nelojalius, apie išsiaiškinimus, apie tuos visus dalykus. Ir minkštai tariant, reiškia, aš labai abejočiau. Jie pavirsta į atitinkamą kariauną. SS. Reiškia, atsiprašau, nenoriu įžeisti, reiškia, bet kas, beje, SS buvo tame tarp ir koviniai daliniai, ir buvo tas, ir Adolf Hitleris, reiškia, tankų divizija, ir mirusi galva, reiškia, kurie fronte irgi sudalyvavo pakankamai gerai, bet SS iš principo buvo pavaldi Gimleriui, nepavaldi Bundeswehrui, ir SS, reiškia, buvo partijos kariuomenė, normaliai. Tai, reiškia, taip ir vadinosi. Pas Kadyrovą yra jo Kadyrovo nacionalinė gvardija, kuri pavaldi Kadyrovui. O pas mus šauliai dabar kam pavaldus? Aš taip matau, taip suprantu, kad idėjinis lyderis yra konservatorių partijos pirmininkas Kasčiūnas ir jie labai viešai kai kur sako, kad mes Landsbergio kariuomenė. Mano klausimas, ar mūsų premjeras
Paluckas buvo susitikęs su šaulių vadais? Ar jis kaip jų vadas, nes jam pavaldus, reaguoja kaip nors į šaulių vadų pareiškimus, kad jie nori gaminti žudikus, kad jie nori likviduoti nelojalius? Bijau, kad ne. Ir kitas klausimas valstybės mastu, ar mes nebijom, kad atsiras atoveiksmis kitų, kas neleis, kad juos žudytų? Ir ar tai nepanašu, Arai, į kurstymą pilietinio karo? Net pilietinė nesantaika, priešprieša. Nu tai pilietinė nesantaika, priešprieša, ir jeigu abi dvi pusės pradės nors truputį šaudyti vieną kitą, tai į kur jinai nuves? Tik tai susiskaidimam. Nusiskaidimą ir ginkluotą konfliktą. Tai vat ir dabar tie, kurie sako, kad jie reiškia už Lietuvą ir už Ukrainą ir prieš Rusiją, kaip jums atrodo, kaip reagos Rusija, jeigu Lietuvoje pradės šaudyti tos, kurie kalba rusiškai? Nu, čia nebuvo kalba apie tuos, kad šaudyti tuos, kurie kalba rusiškai, buvo kalba apie tai, kad šaudyti, naikinti nelojalius, bet, nepakančius. Arai, bet klausimas kam? Labai paprastas. Nes nelojalus yra nepakantus, o nepakantus kam? Tai konservatorium, aš taip suprantu. Bet Arai, klausimas yra kitas. Mesgi suprantam, kad ana pusė interpretuos taip, kaip jiem bus naudinga. Taip, kaip jiem bus naudinga. Nu, čia mes užgavom labai gilų klausimą. Labai gilus, galbūt aš siūlyčiau šitą klausimą pasilikti tokiam nepasigardžiavimui, bet... Jūs man jį ir uždavėt, reiškia, taip, kad... Mes prie jo priėjom, ta prasme. Jo, mes prie jo priėjom logiškai, kitaip sakant, grubiai tariant, reiškia, aš matau vieną aiškiai labai problemą. Mūsų valstybės vadovybė, pirmas dalykas, mano gilių įsitikinimų, tai mano asmeninė nuomonė, nedirba Lietuvai ir Lietuvos žmonių labui, pirmas dalykas, ir antras dalykas, praktiškai atlieka veiksmus, kurie mano vertinimu yra grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui, nes kiršinimas tautos tarpusavy ir erzinimas kaimynų, kurie yra ženkliai galingesni už mus ir mano įsitikinimu neturi poreikio pult, tuo labiau NATO ir Europos Sąjunga, nes mes Lietuva, taigi mes neužmirškim, kad mes esame NATO valstybė, Europos Sąjungos valstybė. Kaip jos reagos organizacijos, taip, bet mums galioja 5 straipsnis ir vieną kartą jisai buvo jau aktyvuotas. Ir kitaip sakant, ten irgi puikiai supranta, kad negalima užpulti Lietuvos, tik tai alijansą. Tai šitoj vietoj, bet kartu su tuo mes turime omeny, kad valstybė neturi provokuoti. Nes jeigu mes provokuosim ir eisim, reiškia, per tuos visus tranzitų draudimus, rusakalbių engimų, įvardinimų, kad reikia už rusų kalbą šaudyti, negi mes galvojam, kad Rusija to nemato. Mato. Ir visus kitus procesus, tai yra grėsmė nacionaliniam saugumui mano gilių įsitikinimų. Ir šito Lietuvoje būt neturi. Todėl pirma, ką reikia mums galvoti ir daryti, tai pradžioj sutvarkykim taip, kad mūsų valstybei būtų gyventi saugu. O toliau jau visi tie klausimai, kurie irgi darbotvarkėje stovi, tiek migrantai, tiek demografija, tiek kultūra, tiek švietimas. Tiek kultūra yra, nueikit šiandien pasivaikščiokit Kaune, aš vaikščiau. Daug mačiau tikrų lietuvių, kurie vaikšto, aš neturiu, galbūt turėčiau būti labai tolerantiškas, bet aš nesu. Ir kada mes galvojame apie savo 2 milijonų, sako 2,800, aš tai kažkaip tai labai abejoju, kad mes 2,800 turim. Bet kad 2,800 ir dabar daleiskim yra vyriausybės nutarimas dar anos, bet šitą netkeičia 400 000 iš arabų šalių, priimt per ES liniją. 40 000. Tai per 10 metų kiek bus? 400 000, o tai gal kokie 15-20 000 šeimų, o pagal jų kultūrą 10 vaikų tai yra labai, norma, tai nėra daug. Tai kiek? Tai apie ką mes kalbam? Apie 2 milijonus. O šiandien Lietuvoje kiek gimsta? 19-18 000. Tai su to nieko daryti nereikia. Ar Lietuva bus lietuvių? Ar čia Lietuva bus ta žemė, kur žemė tai niekur nebus, bet yra, sako, šventa vieta tuščia nebūna.
Tai man kažkaip norėtųsi tegul Taip, bet būna tai toks apitas. įspūdis, kad kažkas tai nori ją palaisvinti kažkokiems tai kitiems gyventojams. Nu, mes ir kažkaip užmirštam išguiti apie tos kalbas, vietinius. apie Hazariją Ukrainoje, aš dabar nežinau. Oi, generolė, nebepradėkim. Nu, ne, tai aš net ir nepradedu, aš neturiu meni, kad ten kažkas kažką darys, bet mačiau ir tos klipus ir taip toliau. Ir eina kalbos, tai yra pletkai galbūt. Mes, reiškia, eina pletkai, reiškia, apie čia tam tikras, mesgi prisiminkim, kaip vadino Lietuvą iki karo. Nevardinsiu, bet turbūt visi lietuviai, kurie pasidomėsim, jo, šiaurės, reiškia, kažkas, tai reiškia, tai prisiminsim. Dabar, reiškia, tas ėjimas arabų pasaulio į mūsų kraštus, tai aš buvau Vokietijoje, Prancūzijoje, Švedijoje, tai kaip jūs galvojat, kodėl vokiečiai, net Mercas, aš jau nekalbu apie progresyvės jėgas, tokias kaip alternatyva Vokietijai, kurios sakė, stop, galbūt, reiškia, stabdykim ir pakaks. Ir mes irgi turim aišku planą, kaip surasta dar tą vidurį, kad ir būtų darbą galėtų atlikti, tai yra mūsų verslui padėti ir kad jie užsilaikytų čia per ilgai. Nes yra tokie dalykai kaip laikinoji darbo viza, kurie baigėsi ir, ir grįžti, užsidirbai pinigų, važiuok. Čia dabar ne apie tai kalbam. Bet, reiškia, jeigu mes pažiūrėsim Švedijai, taigi žinot, kad Švedijoje yra rajonai, į kurios policija be kariuomenės palydos neina. Tai mes norim šito sulaukti. Tai aš nenoriu. Gal vis dėlto reikėtų obligacijas išleisti tam, kad gerinti mūsų vietinių gyventojų gerbūvį, mūsų krašto patrauklumą. Aš biskį domėjausi. Žiūrėkit, reiškia, atliko tam tikrą patikrą krašto apsaugoj. Mano gimtoj. Aš esu kūrėjas tos krašto apsaugos ir kariuomenės. O jūs čia prikūrėt? Ne, mano laikais taip nebuvo tikrai. Aš galiu įvardinti, kaip lėktuvus pirkom, kaip džiavelinus pirkom. Mes beje turėjom gal 10 kartų mažesnį biudžetą, bet žiūrėkit, provincijos atstatymo grupę Afganistane turėjom, 36 naujus šautuvus nupirkom visiems, lėktuvus Spartanus nupirkom, džiavelinus pirkom, reiškia, Avengerius pirkom, tie Stingerius. Dabar nevardinsiu ko, bet mes tikrai... Bet valgėt su paprastom šakutėm ir su... Su paprastom, todėl kad buvo labai griežta. Aš tikrai neišsigąsiu paminėti, buvo tokia, mano, reiškia, kas lietė pirkimus, Angelas Sargas, tokia onutė totalytė buvo. Tai ne, ateidavo pas mane generolė, sakau, man čia kelia klausimų, reiškia, ten kaip vieną kartą kyla abejonių dėl ateina, kažkokio sako, kaip pavyzdžiui, ateina, reiškia, generolė, čia tokių klausimų kyla, mes keltuvus ten pirksim, reiškia, tokius, tie karai, žinot, reiškia. Sako, ir sako, jūsų komisija parašė techninius reikalavimus ir čia parašyta, kad apsisukimo spindulys turi būti 208 ir kad kabina turi būti virš tų, reiškia, bėgių. Sako, tai mes padarėm, išanalizavom 10 kompanijų, kurios tiekia, tik tai vienoj taip yra. Reiškia, visos kitos yra kabina žemiau, reiškia, o apsisukimas 210. Pas visus 210, vienoj 28. Aš čia pat, reiškia, aš biskį karštokas, aš ten parašiau logistikos vadui, kad prašau man pateikti informaciją, ką išnagrinavot, kitaip, ką išanalizavot, ką išstudijavot, kodėl būtent neatsitraukiant nuo langelio. Čia pat, tą pačią dieną išėjo. Gavau atsakymą. Nevardinsiu pavardės, to kapitono pavardę iki šiol atsimenu, jis mano turbūt irgi, kad šitie reikalavimai padidins mobilumą, per dislokuojamumą ir visokį kitokimumą. Aš tada be jokių tyrimų, jam, logistikos vadui papeikimą, o jam, irgi, irgi padėka ypatinga. Irgi jau ta jam labai ypatinga padėka. Tai logistikos vadas nieko nepasakė, priėmė ir taip toliau, o tas, genų inspekcija. Tai tada, kad tyrimas nebuvo, tada atlikom tyrimą ir jį atleidom iš kariuomenės. Nes labai sudėtinga yra paaiškinti, aš suprantu, kad kartais galbūt griežtoka, bet aš turėjau onutę totalytę. Jinai beje, pradirbo kariuomenėje įsigijimų tarnybos viršininkė, jeigu neklystu, dabar jau atsargoji, bet turi ten 2 kambarių butuką kažkur tai senam, vienu žodžiu, tikrai
žmogus moka gyventi iš to, ką turi. Iš to, ką turi. Aš jie buvau ir jinai mane tiek kartų padengė, nes tu, būdamas kariuomenės vadu, tu tikrai negali visko sukoreguoti, kada ateina visus komisijos parašai, ten 20 parašų, taip toliau, tik tai tavo paskutinis. Bet kada yra pas tave tokia onutė totalytė, kuri sąžininga, garbinga ir visa kita, tai tu tada užsega. Tai va tokių dalykų, kaip dabar tikrai nebuvo. Galbūt kažkur tai ir buvo, negalėjau už visus garantuoti, bet bent jau, viskas. O dabar profesorius Burda, už tai ant jo turbūt ir pyksta dabar, kada jis aiškiai vardina pas Gorienę laidoj, kad, iš viešos medžiagos mato, kad, kaina 11 kartų kai kuriuose pirkimuose viršino rinkos kainą, o kai kuriuose 16 rinkos kainą. Ir sako, viskas gerai. Kada, prapuola negali paaiškinti, jeigu aš neklystu, ten kelių milijardų per valstybę, o krašto apsauga, jeigu aš neklystu, ar 800 milijonų, nesvarbu, dabar bijau apsirinkti skaičiuose, taip kad nepykit, bet kada eina kalbos 100 milijonų ir milijardų, kurių negalim pateisinti, ir sako, daug pinigų. Matė 12 kėdžių, benderis sukys, daug pinigų, tai palaukit, sustokim, padarykim normalius auditus. Nebejokim, kad priešas pamatys, nes patikėkit, priešas žino, tik tai mes nežinom, pateikim visuomeniai, suraskim, kas atsako už tos dalykus, pažiūrėkim, kur tie pinigai dėjosi, ar tikrai viskas tvarkoj, priimkim sprendimus ir tada kreipkimės į žmonės ir pasakyk, žinot, žmonės, pinigų mums trūksta. Dėl to, o išleisim juos ten. Ir patikėkit, žmonės patys atneš, nes žmonės yra Lietuvos patriotai ir už tą pačią gynybą nori. Bet, atsiprašau, už 10 kartų brangesnį daiktą kokį nors. Ta prasme, kalbant apie tas pačias obligacijas. Taip. Žmonės norės nešti pinigėlius savo, kuriuos jie savotiškai apgina. Jūs klausėt, kokia nauda iš to, kad 2 nuošimčiai yra obligacijos pagal valstybės skolos, ta prasme, įstatymą negali viršyti 2 nuošimčių. Ir tie 2 nuošimčiai yra paskirti, patys didžiausi, kokie yra galimi už obligaciją, kai metinė infliacija yra 4,5 nuošimčio. Ta prasme, vertės praradimas. Bet jie praranda 2,5 nuošimčio, bet tai geriau. Bet prisideda prie gynybos. Vienas dalykas prisideda prie gynybos, kitas dalykas vietoj to, kad jie laikytų bankę ir prarastų visus 4,5 nuošimčio, jie vis dėlto 2 nuošimčius jie gali akcijas nusipirkti, jie gali, gerai, tik to. Jie gali ir kito nusipirkti. Jie gali investuoti ir kitaip. Aš tai žiūriu, kad tie, kas perka gynybos obligacijas, iš principo tai yra patriotizmo žestas, mano manimu. Viena, man norėtųsi, kad tie žmonės žinotų, už ką jie moka. Aš, pavyzdžiui, esu už gynybos biudžetą, tikrai ne už 6% šiandien, nes mano manimu mes nelabai pajėgsim tą padaryti, arba padarysim kažko tai sąskaitą. Bet žiūrėkim, nebėkim mes visada prieki traukinio. Žiūrėkit, nesuspėjo ten su Baltarusija kažkas įvykti, mes jau paskyrėm Baltarusijai prezidentą. Niekas nepripažino. Neuspėjo kažkas tai pirstelt kažkur tai, mes jau Taivano atstovybę įsteigėm, jau pripažinom ir taip toliau vėl vieninteliai. Ir aš taip galėčiau vardinti labai daug, kur mes paskubėjom, padarėm mes vieninteliai. Dabar vėl 6% jau nebe vieninteliai, bet jeigu NATO linija eina link to, kad taip, didinti reikia, reikėtų dar atskirai pakalbėti apie Europos pajėgų kūrimą, nes yra dabar tų niuansų, kur reikia kalbėti. Bet galbūt pradžioj reikia kalbėti apie, sakysim, grėsmės labai normaliai išsistudijuoti. Galbūt reikia pakalbėti tai, kągi mes Europoje kursim, kaip mes matysim tą atsaką ir tada kalbėti apie pinigus. Nes man teko daryti kariuomenės reformą būtent pagal NATO standartus. Reforma. Aš labai gerai žinau, kaip tos daromas ir mūsų lietuviška reforma buvo pripažinta kaip geriausiai paruošta, tarp visų NATO valstybių, tame tarp ir senų. Taip kad aš žinau, kaip tos reformos darosi. Bet tu turi daryti, suvokdamas, ką tu darai, kaip tu darai ir taip toliau. O dabar man susidaro įspūdis, kad yra bendra isterija, ypatingai kada aš girdžiu, nežinau, ant kiek tas rimtai, bet apie tos milijardus Pfizeriui, neaišku kur ir neaišku kaip. Ir dabar girdžiu, kad tie patys žmonės, kurie įtariami ten Pfizeriais, dabar dalina ten 100 milijardų gynybai. Ir kada aš kaip generolas
Ir aš ne vienintelis toks, reiškia, yra, pavyzdžiui, pažiūrėkit tuos žymiausius ekspertus, tą, pavyzdžiui, profesorių Mišaimerį, pažiūrėkit Saksą, reiškia, pažiūrėkit McGregorį, pažiūrėkit Riterį, tai yra žmonės, kurie dirbo CŽV, kurie buvo analitikai, Baltuose rūmuose analitikai ir taip toliau, paklausykit jų vertinimus. Ir pabandykit mūsų Lietuvos mąstantiems žmonėms padėti. Tai kurioj toj vietoj Rusija nori tą Europą užpult? Ar jinai gali ją užpult? Ir aš jau nekartą esu sakęs, ir Mikalauskas taip yra sakęs, Rusija nepajėgi nukariauti Europos netgi be Amerikos. Nepajėgi nukariauti. Neužmirškim, kad Europa yra beveik 500 milijonų žmonių. Tai yra MOP resursas. O Rusijai daug dievė 130. Tai pradėkim nuo to. Prisiminkit, antram pasauliniam kare. Rusai daėjo iki Berlyno. Iki Berlyno tik tai. Visa Europa, reiškia, liko rusų neokupuota. 27 milijonai tarybinių žmonių liko tam kare. Ir taip toliau, ir taip toliau. Reiškia, pažiūrėkim konvencinės ginkluotės. Rusija nepajėgi nukariauti Europos, bet pajėgi ją sunaikinti. Vakame visa fiška yra. Ir kada mes sakom, kad Rusija rytoj užpuls, tai arba ant durnių apskaičiuota, arba labai babkės didelės. Tai aš linkęs galvot, kad babkės didelės. Reikia greitai įsisavinti. Ir, reiškia, kaip, jeigu nori valdyti tautą, tai ką reikia pirmą padaryti? Reikia surasti priešą. Žiūrėkit, Rusas puola. Kiek jau Lietuva puola? 35 metus puola. Reikia surasti išorinį, vidinį priešą. Nu tai išorinis yra, vidinį dabar irgi, reiškia, tai va ten Tutkus yra, reiškia. Paskiria? Sutkus, o gerai, tinka, Tutkus, Sutkus, reiškia. Nu gal jūs ir ne priešas, reiškia, paskirs, reiškia, tą priešą. Paskirs, arba jau yra priskyrę. Nu, gali būti, reiškia, ir tas darosi baisu, reiškia, nes aš jaučiu, o šiandien beje, buvau minėjime Kaunėnų bendruomenė. Ir mes kalbėjom apie gedulio ir vilties dieną. Ir buvo ką prisiminti, ir tremtis, ir bendra atmintis, ir taip toliau, bet pagrindinis žodis man, taip atrodo, čia yra vilties. Tai yra ne gedulo, o vilties. Kad gedėdami žmonių ir ne tik tai tos, kur trėmė, ir tų partizanų, kurie kovojo, ir Vytauto karių Žalgirio mūšį, ir Saulės mūšį, ir mūsų didžiosios kunigaikštystės, ir Algirdo. Mūsų visa istorija yra kovos istorija. Knygnešiai mūsų, kurie gelbėjo mūsų kalbą, ir sausio įvykiai. Vienu žodžiu, galima kalbėti ir kalbėti, bet mintis yra labai pagrindinė tame, kad kol už tautą žūsta jos sūnus ir dukros, tauta yra laiminga, nes ta tauta yra gyva, nes yra kas už ją aukojasi. Ir aišku, savaime tremtiniai ne savo norą aukojasi, bet kokiu atveju grįžtų namo, tą dainą šiandien kaip tik visi dainavom. Tai toj viskas sudėta. Tai yra vilties diena šiandien. O viltis, kad mūsų vaikai ir mūsų anūkai, kad tremtieji žmonės žuvo nebereikalo, kad partizanai žuvo nebereikalo, kad prie sausio, prie bokšto ir prie Seimo žmonės žuvo nebereikalo, kad mūsų muitininkai žuvo nebereikalo. Tam, kad būtų viltis, kad mūsų vaikai gyventų ramiai. O aš dabar žiūriu, palauk, išorės priešą mes audrinam ir tikimės, kad prašoks. Viduj priešą mes ieškom, mes jau tarptų vaikų pradedam, reiškia, sakyti, kuris lojalus, nelojalus, ir mūsų ta valstybėlė, atsiprašau, reiškia, siuboja. Ir atitinkamai, mano manimu, kad sąmoningi žmonės, tai yra žmonės, kurie turi sveiką protą, praeiti pro šalį negali. Mes turim stabdyti visą šitą nesąmonę ir turim užtikrinti pirmoji vietoj saugumą, o toliau jau visi tie dalykai, apie kuriuos kalbėjom, galbūt nesikartosim, nes jie visi vienodai svarbus. Bet saugumas šiandien stovi pirmoji vietoj. Nes tik į saugią valstybę atvažiuos turistai, tik į saugią valstybę ateis investicijos, tik iš saugios valstybės nebėgs jaunimas. Nu ir taip toliau, reiškia, tai va. Tai ką, pamėginom išblaškyti šiandieną tokias abejonės, kas liečia, sakysim, nekilnojamo turto mokestį, kad mes jį galim pakeisti obligacijomis. Ir tos obligacijos trūkumas yra tik tai tiek, kad apie jas sklaida yra.
Maža sklaida, nepaaiškinama, kaip jos bus panaudotos ir taip toliau. Reiškia šitas atvirumas ir galbūt galėtumėt dabar, baigiant, sakysim, mūsų šiandieninį pokalbį, aš tikiuosi, kad tai ne paskutinis pokalbis įvyko ir tikiuosi, kad mūsų pasiekėjai nepasikuklins ir viešoje erdvėje užduos klausimus, į kuriuos norės išgirsti atsakymus šioje būtent menėje. Ir atitinkamai, kai sakyt, pakalbėsim, apibendrinant, ta prasme, galim kalbėti apie tai ir kas vis dėlto galėtų, ta prasme, kaip tai susišaukia būtent su naujosios jūsų įsteigtos asociacijos sumanimais, ta prasme, ir, reiškia, kaip mes galim bendrom pastangom šitos būtent sumanimus, pasiūlymus nunešti ten, kur jie taptų vaisingi, kur jie taptų našus. Na, pradėkime nuo to, kad mes labai aktyviai prisidėjom, reiškia, prie parašų rinkimo. Mes neorganizavom, dar kartą, kodėl atkreipiu dėmesį, kodėl neorganizavom. Todėl, kad kada tų organizatorių daug, žymiai geriau yra paremt tuos, kurie jau tai daro, bet mūsų asociacija, praktiškai visi mūsų nariai, tiek jų giminės pasirašėm ir tas procesas iškai vyko. Dabar kame principas yra pačios asociacijos ir kame yra alternatyva. Tai alternatyvą galima išreikšti keliais mūsų pagrindiniais žodžiais. Tai pirmas dalykas, tą, ką mes atvirai kalbant pasisavinom iš mūsų AFD, mūsų partnerių, tai yra šūkis, kad sakyt tiesą reikia drąsos, tačiau drąsos reikia čia jau dabar mūsų, reikia tą tiesą priimti ir išgirsti, irgi reikia drąsos. Tai yra pirmas dalykas. Antras dalykas, tai yra, kad Lietuva yra pirmoji vietoj. Tai yra ne ES interesai, ne London City, ne, ir iš tų interesų galime jūs labai daug kalbėti, reiškia, ir dėlioti, reiškia, kurioj vietoj, reiškia, bet mes turim atstovauti Lietuvos žmonės, tam turi būti tiesumas, atvirumas, negalima žmonėm meluoti. Aš, pavyzdžiui, esu žinomas, reiškia, kad aš niekada nemeluoju. Nu, taip yra, aš iš tai nukenčiu, bet nemeluoju. Tai yra kryptis ir tame ir yra alternatyva, nes dabar kol kas, mano manimu, meluoja. Kitas klausimas, valstybės saugumas mums yra pirmoji vietoj ir mes žinom, kaip tą saugumą užtikrinti. Kad nekristų bombos, atsiprašau, aš nenoriu kartotis, bet aš esu kariavęs. Ir mačiau ir išvirtusias žarnas, ir nutrauktas galūnės, ir netgi vienas iš baisiausių dalykų, kuriuos man teko matyti, nors atrodo gal labai humaniškai, kaip atrodo žmogaus kaukolė, iš kurios didelės skeveldra nukirtus pusę ištraukia smegenis. Tai toks, reiškia, daug teko matyti tokių, bet tai nenoriu nieko gąsdinti, bet kada tu matei karą ir tu dabar matai, kad mūsų valdžia žaidžia kompiuterinius žaidimus mūsų likimais ir mūsų vaikų likimais, tai to daryti negalima. Ir mes žinom, kad reikia užtikrinti saugumą Lietuvos žmonėm. Ir tada jau visi tie procesai, kuriuos aš kalbėjau, jie turi eiti. Tai yra saugumas, tai yra kultūra, nes kultūra, ant to laikomės mes. Nu ir galima daug labai kalbėti, bet ta prasme, kad man labai džiugu, kad auga asociacija, tikrai labai sparčiai, nežiūrint visų sunkumų. Mes dabar dar turim ir su registracija dabar sunkumai atsiranda, ten mane išvarė iš visur, iš kur galima, reiškia, profesorius Burdas dabar, reiškia, puola, kad jis advokatas pasirodo. Nu, bloga specialybė, advokatas, reiškia, ten. Vienu žodžiu, bet vis dėlto žmonės renkasi aplink, važinėjom, va, tas, šiandien Kaune, rytoj turiu susitikimą, kito buvo Panevėžys, to Cerebravo kaimas, paskui Palekėlė. Gal pasinaudodamas progą norėtumėt pranešti apie tai, kur artimiausi susitikimai ir kada žmonės gali, kai sakyti, nes tikėtis su tai aš paprastai skelbiu savo tinklapį, nes susitikimai būna, kada, reiškia, mūsų kas nors iš koordinatorių, reiškia, jau pakviečia žmonės ir jeigu yra interesas, tai važiuojam. Dabar, kaip minėjau, paskutinis buvo Serbravo kaime, kaip nebūtų kaime, susirinko kažkur apie 50 žmonių. Tai labai daug kaip kaimų, reiškia. Panevėžy buvo labai sėkmingas, dabar reiškia, rytoj vykstu, reiškia, ten aš su tam tikrais verslininkais susitinkam, reiškia, kaip tai sodyboje. Taip, uždaras, reiškia, nes pasikviečia, aš važiuoju ten, kur mane kviečia. Ir viską, reiškia, dabar planuojam, reiškia, artimiausių metų Klaipėdą, planuojam Šiaulius,
tai yra ten dabar organizuoja, plus darysim sąskrydį greičiausiai kažkur tai Jonavos Radviliškio rajone, reiškia dabar organizacija vyksta, tai jeigu aš neklystu apie 19 dieną, reiškia Liepos toks preliminarius, tai ten aišku kviesim ne tik tai savo žmonės, bet visus, kas nori. Tai yra mūsų visų reikalas. Ir dar, jeigu baigdamas galiu pasakyti, bėda didžiausia yra, reiškia, tame, kad pas mus žmonės laukia to gelbėtojo. Tai aš nesu gelbėtojas. Aš nesu vienvaldis asociacijos pirmininkas. Tai yra, pas mus yra valdyba, kuri visi galvoja. Ir kada žmonės supras, kad aš, tai yra aš, Aras pasakys aš, Onutė arba Petras pasakys aš, kad nuo mūsų priklauso, kada žmonės supras, kad reikia ateiti balsuoti ne 48%, o 95% arba bent jau 85%, kada suprasim, kad mes norim būti savo valstybės šeimininkai, o tam mes turim išsirinkti tuo, kuris atstovaus, tai tada sakyčiau, kad mūsų darbas bus ko gero bent jau dalinai padarytas. Tai vat aš kviečiu žmonės jungtis prie mūsų, koordinatoriai yra žinomi, reikia galima visada man į paštą rašyti, reiškia, aš pasiekiamas esu 24/7, taip kad manau, kad tą darbą, kurį mes darom, jis yra šiandien reikalingas Lietuvos žmonėm. Ir jeigu mes būsim reikalingi, mes dirbsim Lietuvos žmonėm. Jeigu ne, tai galima ir prie jūros pasėdėti. Kągi, prie jūros irgi važiuojate pasėdėti ir tame tarpe su žmonėms susitikti. Galbūt su tuo kvietimu šiandieną mes ir baigsim mūsų, kai sakyt, pokalbį, nes paprastai labai ilgų pokalbių žmonės nežiūri. Tuo pačiu kvietimu, kai sakyt, kviečiam, aš prisijungsiu prie to pačio kvietimo ir priminsiu apie tai, kad laukiame jūsų klausimų viešojo erdvėje ir atitinkamai kvietimų pasikalbėti čia. Jeigu galiu dar tiesiog, vis tiek vedėjas turės, tai dar ar pagalvokit, ką paskutinį žodį pasakysit, nes aš galvoju, kad visai, jeigu žmonės tikrai domėsis ir jeigu atsiras, aš žiūriu, kai kurie kiti taip daro, žmonės susiunčia klausimus ir tada esi kviečiamas atsakyti klausimus. Ir tą, žinoma, galbūt geriau daryti, kad ir tiesioginėme eterį, pavyzdžiui, kad žmonės bet čia ne man patarinėti, bet jeigu bus klausimų, į kuriuos žmonės reikalaus atsakymų, tai bus, nes mano principas nepasikeitė. Blogų klausimų nebūna, tik tai blogi atsakymai, o klausimai visada yra teisingi. Tai dabar, paskutinį. Žmonės būna abejonių ir mes jas stengsimės išsklaidyti. Nors jau toje dalyje, kas liečia būtent pasirinkimą Lietuvai, alternatyvą Lietuvai. Dar sykį didelis dėkui.